Tai va, sveiki visi. Su jumis aš, Deividas Pro, ir su manim yra mano draugas, kitas Deividas. Ir šiandien žaisime žaidimą, tai yra Minecraft multiplayer. Ir tai yra mūsų pirmas video šitame kanale. Ir šiaip, ką norėtume pasakyti, tai kad video stengsime kelti tikrai dažnai. Ir tikrai nekelti kaip kiti video po vieną mėnesį. Nu, Deividai. Ir va. Tai nuo ko dabar pradėsim, tai yra medžio kirtimas, kaip briname Minecraft'e. Čia biškai nesupratau. Ar šitie audiensai nori pamatyti extreme dalyko, ar tie nori eiti pro aukų? Šiaip dabar, kai žiūri šitą video, komentuokit, ar man kitame video reikėtų pasikeisti skiną. Nu, šiaip šitą video gal labai niekas nesakai nepamatys, bet kitas video bus gal ir vėl net šiandien. Jisai Styvas. Įkelsim. Šiaip jau mano skinas yra Styvas, bet galiu jį labai lengvai pasikeisti. Tai kas norit, sakykite komentarus, galiu tikrai pasikeisti tą skiną, jeigu jums nepatinka tas Styvas. Ar bus kaip tik įmylit kai kurie. Tai gerai, tu padaryk workbench'ą. Kodėl aš? Nu va, padariau, padėk. Aš jau padariau. Padėk. Nu, padėk, nu. Gerai, to pasidarom. Ką man pasidaryti, kardą ar ką? Palauk, kas čia gerai, dar reikia medienos biškį, kad daugiau išeitų. O, to reikia. To dar biškį. Ko mums dar reikėtų? Mums reikėtų dar šitai. Iš tikrųjų mes darome tai antrą kartą, nes dėl to, kad praeitas iki mums neišėjo. Jo, šiaip pirmą kartą bandėm ir buvo toksai pasibandymo video, kaip tos grinai visas Mobisenas veikia. Ir tikrai galiu pasakyti, kad Mobisenas yra vienas iš geriausių ekrano tų atfilmuotojų. Ir bandžiau per visas programas siūstis, tenai jis rašo, kad tikrai gera programa. Bet mano telefonas yra Samsungas. Ir iš tikrųjų, nu kaip Samsungai turėtų panešti gerai, bet tikrai nieko nepanešė, filmuoja absoliučiai žiauriai. Daug geriau būtų žiūrėti nuotraukas nei į tą grinai filmavimą. Bet va, keliavęs po YouTube'ą... Matytų mano planšetę, aš netą paktum. Jo. Mano iš viso ten lagina, kas kaip vieną valandą paeina kokį nors 1 sekundę. Nu, bet jo, vat, kaip medžiom po YouTube'ą atradom tą Mobiseną ir grinai tutorialą, kaip jo naudotis ir patys pabandėm ir tikrai palikom laimingi, kai jisai taip reikia. Ir nenuvylė mūsų. Tai to, kaip pirmas mūsų video matote džiunglėse. Ir šiaip gal kažkas iš mūsų turėtų eiti netoli ir paieškoti arbūzų. Nežinau, kad džiunglėse buvo toks update'as, kad yra arbūzų. Pavyzdžiui, nors ir va tenais. Aš einu ieškoti. Ar nors tenais. Nu, kažkur vis tiek turi būti arbūzų. Aš einu ieškoti. Gerai, bet tik aišku nepasiklynės, tada tai iš jis bus kapėt. O ką tu reikėtų padaryti, pavyzdžiui, iš stauno? Furnas dabar nelabai reikia, nes neturim kaulo, tai yra anglies. Ir tam vienas dalykas, kai žiūri šitą video, komentuokit, ar mum, kaip čia pasakyti, norėtumėt pamatyti mus kažką, statant ant kreatyvo, ar šiaip kažką, komentuokit, ką mums pastatyti reikėtų. Pasistengsim, kuo gražiau pastatyti ir jau mano draugas sako, kad jis jau mato arbūzų. I can see a ton of shit arbūzes. Aš matau. Tipo, daug arbūzų? Da. Nu čia ką gers. Tai ir dar galėtumėt pakomentuoti, laikinti ir subscribinti, aišku, ant kanalo. Tai dar tokia viena Norėjau pasakyti. Nu jo, nu galėtų pasakyti, aišku. Ir ką dar čia gero pasakyti. Ten tą videos, mano yra Oksana Zavickienė, nes dėl to, kad mano mama turėjo gimaidą ir aš negalėjau pasiskubėti savo. Bet dabar aš
Aš nebefilmuoju, nes aš pamačiau, kad nieks nežiūri jos. Jo, tai dabar susikūrėm šį normalesnį YouTube'as kanalą su normaliu vardu ir, kaip sakiau, tikrai stengsime kelti video ir šiaip daryti, kad viskas jūs tikrai nenuliūstumėt. Jeigu mes nedarysime video, aš padarysiu vieną video pats vienas. Kodėl mes video nebekeliam? Jo, ir pasakysiu viską, ten bus toks short, bet jo. Kaip dabar žiūrim, mano draugas jau atrado fuck's sake. daug arbūzų ir kažkodėl dingo iš žaidimo. Taip man. Mes jau filmuojame 5 minutės. Kaip manai, užtektų ar ne, dar filmuoti? Tai gal durams 5 minutės ir tipo išjungti. Aiškus, kad reikia ilgiau. Na gerai, dabar toks susipažinimo video galime ilgiau pafilmuoti. Pako, sugalvoju, o jeigu aš pasidėčiau vat furnesą ir bandyčiau iškepti tokį vudą ir tokį. Žiūrim, tai gaunu čarkų, galėsiu pasidaryti torch ar minint. Vat, pasisekė čia man. Mes jau turim steką namus. Mano draugas sako, jau turi steką, tai yra 64 arbūzų. Ko tu viską turi pasakyti? Ar žmonės nežino, kas reiškia Nu, gal kai stekas? kurie, Ar jie kurie. Va, gerai turiu, dar tas vienas gulyškė paplys. Jep. Gerai, varu pasidaryti Aš torčų. grįžtu atgal namo. Va, gerai turi torčų. Einu, biškai, palauk. Aš Tu neėsk arbūzų. Aš matau dar arbūzų. Nu tai gerai, galės nors ir visas. Bet aišku, man paliek Jeigu surasiu namo. kelią. Gerai, aš biškai pasimaininsiu ir nežinau, ko pasimaininsiu vat iš pato maininimuose. Sustabdysiu video ir grįšiu. Tai va, sveiki visi, mes ir vėl sugrįžom į savo epizodą. Ir aišku, aš nelabai daug ką pamaininau, bet su draugu nusprendėme, kad aišku, dabar nemaininsime. Tai gal, ačiū, po epizodo, nes, oliu kaip daug. Šiaip dabar video statyti nelabai, nežinau, jums tik sustabdai, jungi, viskas lik nebuvo. Bet šiaip, Darom duris? jo, Aš turiu dar tą, aš uždarysiu. tik galim duris padaryti, bet tik dabar naktis nelabai apsimoka įtiaučiu. Tu mane sutrankyk. Sorry. Nu tai jau filmuojam 7 minutės, tai gal šiandien pirmam epizodui tiek ir užteks, o tokių kaip naujienų mūsų kanalo, bet nelabai kaip ir naujienų. Aš jums turiu vieną dalyką pasakyti. Mes iš karto darysime, jeigu šitas video bus geras, mes darysime iš karto kitą video po šito ir gal po kitą video po šito. Nes dabar šiaip tikrai turim daug laiko filmuoti, bet nelabai, nes jau pirmadienį į mokyklą iš patų ilgų naujųjų metų atostogų. Dar ne, aš pasveikinu su visus praėjusiom kalėdom ir naujaisiais metais. Dar 2 dienas tu gali ilsėtis. Žinau, dar savaitgalis ir keliaus. Tai šiandien video neužteks, dar 5 ir atsisveikinam. Bye bye. Bye bye.